Kiekvieną kartą, kai atsakinėju žmogui į klausimą, kas tai yra per programa ir aplamai kas tai yra. Mėlyje, aš nekviečiu jumis užsidirbti, tai yra du skirtingi dalykai. Aš esu bendruomenėje, kuri duoda plius pinigus. Aišku, kada į bendruomenę ateinat, bet kokią bendruomenę paimkit, jūs turite nešti savo indėlį. Ir tada tik tais galimai yra galimybė gauti kažką tais. Tai šičia bendruomenė yra kai tik susijusi su pinigais, ne su maistu, ne su medicina, ne su platinimais kažkokiais, o būtent bendruomenė plus pinigai. Tai va, toje bendruomenėje žmonės sunešė visus pinigus. Ir kas vyksta? Mes turim visi finansinę programėlę, kur žmogus sugalvojo, kaip padaryti išvirkštinę struktūrą. Jeigu valdžioje pas mus kaip yra, mes einam į darbą, mokam mokesčius ir pensijos laikotarpį mes gaunam mažas pajamas, ar ne? Tai pasižiūrėkime mūsų tėvus ir matysim. Tai šičiai yra nesvarbu kokio to amžiaus, tau nereikia laukti pensijos. Tu per metus 2 jau gali turėti tai, ką aš turiu šiai dienai. Šiai dienai aš turiu pastoves pajamas. 200-300 kiekvieną dieną. Bet aš 2 metus indėlio įdėjau. Aš įdėjau indėlio ir pinigais, ir žmonėmis. Todėl, kad tai veikia dvigubai sistema. Kai tu pakvieti žmogų, tau sistema moka už tai, kad tu pakvietei 20% nuo to, ką jisai atsinešė. Pavyzdžiui, jisai atsinešė 100. Reiškia 20 eurų gausi tu. Jisai atsinešė 20 eurų. Reiškia 4 eurus gausi tu. Ir taip ta programa veikia. Plius tavo srautas, kurį tu atsidarei, pavyzdžiui, ant 100, tu gauni kiekvieną dieną 2%. 100 įdėjai, plus 50 tau dovanoja, reiškia, tu turi 150 ir 2% kiekvieną dieną tau kapsi nuo tos sumos, kuri yra jau sraute, tai yra 150, ne? Ir jinai krenta, su kasdieną eina vis žemyn, tai reiškia išmoka mažėja, bet ateina tas laikas, kai tavo pinigai grįžta ir lieka tik uždirbti tenai pinigai. Ir tu juos, jeigu nori, lauki ir kol jie iškris, arba tiesiog papildai tą srautą ir iš naujo gali jį pradėti. Žmonės išvystė visus srautus. Pas mus yra 5 srautai. Ir visi dirba žmogaus geroviai. Yra ilgalaikiai srautai nuo 3 metų iki 25. Yra 10 mėnesių, kur dirba srautas. Yra vienas srautas, kuriame augini pinigus. Tiesiog kaip medis žalias, jis auga. Ir kada ateina riba, tu gali imti iš ten kiek nori. Yra greiti srautai 15 dienų ir 30 dienų, ar ne? Tenais 3,7% per mėnesį. Yra dar dabar naujoko srautas 2%. Ir už pakviestimą kiekvienas srautas sistema taip padaryta, kad duoda tau papildomai. Tai vat, jeigu tu esi linkęs prisijungti prie bendruomenės, o ne uždirbti ir suprasti, kai tas viskas veikia, kad kiekvieną dieną turėti pinigų savo reikmėms, o jos būna įvairius. Pradžiai žmonės ateina, nori bazinius visus poreikius uždaryti, tai skolos kažkokios, komunalinių skolos, ne kreditai kažkokie. Ir tai yra normalu. Ir aš tokia atėjau. Bet šiandien dieną aš laisva nuo visko. Ir šiandien dieną aš esu paprasta. Aš neturiu milijonų, aš neturiu pilių kažkokių, tais jachtų. Bet aš turiu laisvę. Man nereikia eiti į darbą. Todėl, kad šiai dienai aš gyvenu laisvai. Jeigu jūs tai domina, tiesiog susisiekite su manim. Telefono numeris yra viršuj. Aš nekviečiu uždirbti, dar kartą sakau. Aš kviečiu jumis gyventi ir pakeisti gyvenimo būdą į tokį, kuriame jūs pastoviai turėsit pinigų. O dabar šiuo laikotarpiu, krizės laikotarpiu, mes esam pasiruošę. Ir man degalai, kurie kainuoja po 2,20 ir ten 3 eurai bus ir 4 eurai, manęs negazdina. Todėl, kad aš turėsiu pinigų ant šitų visų poreikių.